Čia yra stand-up video aktualūs bairiai. Šiom savaitėm rašiau bairius apie dabartinį savo gyvenimą ir supratau, kad po mėnesio bus visiškai nebeaktualūs ir aš negalėsiu panaudoti nei savo stand-up specialuose programuose niekur. Dėl to sugalvojau dabar nufilmuoti save K2 showcase. Dar įdėsiu keletą bairių iš rugsėjo 21 dienos K2 Open Mic'o. Sulipdysiu kažkokį tokį zamadėlkinį stand-up mini specialą ir paleisiu YouTube. Tai tikiuosi patiks, paklausykit, pažvengit, o geresni, labiau uždirbti ir afigieni bairiai yra mano programoje klasikinis. Datos atsirado dabar ką tik ant ekrano, spalis, lapkritis ir gruodis, paskutiniai pasirodys. Seniai, bet stonku apšildai. Šildyk stonku, ramiai sėdėk. Gero visiems žiūrėjimo, toj dabaigiu arbatėlę ir lipu ant scenos. Peace. Nėra, kad čia alaus pastalukas. Labas vakaras, pakeliam energijos, man šlubam žmogui reikia biškį meilės, man žinokit. Sunkios dienos, man hebra, sunkios dienos. Žinokit, man per mėnesį laiko gyvenimas stipriai pasikeitė, aš jums tai pasakysiu. Blet, hebra, žinokit, aš turėjau viską, žinokit, aš jums sakau, aš turėjau viską, aš turėjau mašiną, aš turėjau teisės, aš turėjau šaibų. Aš turėjau savigarbą, bet tada autumai kaimiečiai supyzino, paskundžiu apsaugai, dabar ožys esu. Nėra lengva, žinokit, nėra lengva. Gyvenimas yra tragiškas dalykas, bet tuo pačiu metu yra ir labai labai juokingas dalykas gyvenimas. Gyvenimas man šitą mėnesį padavė daug pamokų, bet ir daug labai ironijos. Pirmas dalykas, tai literaliai tą vakarą, kai mane sustabdė, aš kitą dieną turėjau pasirodyti darnaus eismo renginį Kaune. Tada tą dieną, kai man padarė raiščių ir menisko operaciją, būtent tą dieną, gavau nuosprendį, kad man atėmė teisės 15 mėnesių. Tai man gyvenimas atėmė ir teisės, ir koją per vieną dieną. Aš dabar esu ypatingai nemobilus. Aš paskutinį kartą toksai nemobilus buvau 97 metais, nuo Liepos iki spalio mėnesio, kažkur tada išmokau vaikščioti. Jo, aš per 2 mėnesius išmokau vaikščioti, čia realiai faktas istorinis, įspūdinga buvo, aš ten turus dariau per Lietuvą, per pasaulį, per žinias rodė visur. Čia atskirai istorija, bet tikrai įspūdinga buvo. Per 2 mėnesius pradėjau vaikščioti, bėgioti, mane per pasaulį vežiojo, rodė visiems. Su mama po to nusipirkom didelį namą iš tų pinigų. Jo. Tada ir niuchin pradėjau nuo to šlovės, nuizduokit, blėt. Esi kūdikis, kur per 2 mėnesius bėgioti išmokai, nu kaip nepradėti niuchin, belia kaip yra sunku, žinok, gyventi. Aš esu įpratęs, kad aš galėjau vairuoti mašiną, galėjau bėgti, lėkti. Dabar man, kad iš namų nusigauti į kitą Vilniaus galą, kitą miestą, man reikia maždaug nuo 2 iki 4 darbo dienų. Hebra, aš nebesu žmogus, aš esu omnivos siunta, blėt. Aš kad čia ateičiau, aš nebesuprotu, aš vakar rytį iš namų išėjau. Aš ėjau vakar rytį iš namų, aš Lukiškių aikštėje ant suoliuko 4 valandas pamiegoju šiąnakt ir aš damuščiau visą čia maršrutą, kad ateičiau, žinokit. Muša depresuha, žinokit, tikrai nėra lengva. Aš 4 dienas po operacijos gulėjau lovą, aš negalėjau atsistoti. Man kraujavo koja, man skaudėjo koja, man buvo sunku išlipti iš lovos. Ir aš sugulėjau lovoj, gal man tokios mintys pradėjo lysti, tokios parazito, alkoholiko, nusivylusių gyvenimo mintys. Aš guliu lovoj, man skauda ta koja, man sunku pajudėti, aš galvoju, o tai gal viskas, blėt. Gal nebesisteng, gal nebegydyti tos kojos. Gal tiesiog, blėt, nusigeriu ir viskas, ta prasme. Aš ieškau kuo greitesnio būdo nusigerti gyvenime, aš ieškau priežasties, žinokit. Aš guliu lovoj, galvoju, jeigu to man sunku išlipti iš lovos, jeigu man yra sunku nusilyti užpakalį, gal nebereiktų užpakalio valytis, žinai. Aš ieškau kuo greitesnio kelio alkoholizmą, žinokit. Aš galvoju, kad už 2 savaičių tiesiog naujoje Vilniuje gyvensiu ir gersiu, tipo. Aš esu labai labai arti nusigerimo, žinokit. Aš nemeluoju, aš dar vieną rytą, blėt, nerasiu stalčių 2 vienodų kojinių, viskas. Žinokit, aš tą patį kojos pirštą tiesiog fentanilį pradėsiu leistis. Aš tas dienas, kai man operavo koją, aš gulėjau lovui po operacijos, man žiauriai skaudėjo, aš atsidariau aliuką vieną, geriau alų lovui ir vos cigaretės neužsikūriau. Aš manau, kad čia yra pabaiga viskas. Jeigu tu gulėdamas lovui su skarba ranko alaus užsidegi cigaretę, viskas, antstoliai pisa apie amštukų minusų ir policija atvažiuoja pas tave. Čia yra ta riba. Aš manau, jeigu tu lovui su alum rūkai, viskas, ta prasme, tu muši savo žmoną tiesiog. Aš manau, kad čia yra mano kaip filmo herojaus arkos pabaiga. Aš buvau jaunas, perspektyvus komikas, aš per mėnesį praradau viską tiesiog. Aš dabar esu dugnė tiesiog. Aš dugnė, ant tiek aš esu dugnė pasidėjęs čiūžinį tėlį kaip PAS5. Aš jau gyvenu dugnė, ta prasme. Aš nebeisiu iš dugno viskas. Aš manau, apie mane toj pradės darytas kakadų laidas, kur būna, žinai, tos dokumentikos. Kaip darė apie Šiaulių princus, ten, pavyzdžiui, ten, tipo, kad 90s jie buvo žiūri sėkmingi mafijozai, o dabar ten tas baranis dėdukas, dabar po 3 metų paprastas dėdukas yra. Hebra, tokiais tempais po savaitės apie mane rodysiu, tiesiog, kaip aš lentvarį gyvenu pečių, kurienu tiesiog atsisėdęs, pakritęs, tipo. Realiai, aš įsivaizduoju, pilnai tą vaizdą matau. Lentvaris, sena troba,
Aš su to, blėt, Elijų Martinenko bekiu dviesi gyvenam, blėt. Tas bekies, aš be kojos, blėt. Jis komųjų, nes jiem priepulis, aš komųjų, nes perpisęs alkoholio tiesiog, žinai, kur... Kviečiam farus viens kitam, kur atvaro farais, man pisa proto faram, kad aš jau čirką pavogiau, nors aš tiesiog padėjau ant spintelės kairiai pusį ir nematau, kad yra padėta, žinai. Aš jam pisu proto, kad mano teisės paslėpė, buvo pareigūnai, sako, pas mus yra, seniai. Niekas nepaslėpė, dar bus kažkas ar važiuojam. Jo, aš kai dar buvau pilnateisis žmogus vairuotojas vasarą, variau ten į Nidą stand-upį, variau ant Bangos festivalį tokį. Ir variau blaivą su mašina. Prisiekiu. Įvažinėjau naktį Nidą iš kito pasirodymo, žiūriu, banga vyksta, kitą dieną pats Nidai pasirodo, tai netūsinau, sakau, Dovilį užsukam, pažiūrėsim, kaip festas atrodo, vis tiek ten pažįstami seniai daro, aš ten pats daug tūsindavau tais laikais bango ir panašiai. Nuvarėm pažiūrėti, kaip ta banga atrodo ir mane žiūri stipriai nuvylė. Nuvylė tai, kad tu atvažiuoji festivalio teritoriją ir prie įimo tai pastinga iš karto tiesiog 2 ekipažai pareigūnų, stovi, visus tikrina. Tu naini dance floorą, šunys laksto, be priežiūros policijos, tiesiog 2 vilkšuniai, blėt, undercover šunys, pirmą kartą mačiau, hebra, žinokit. Bet tu K9 pramų, tiesiog sokiniais uždėtais, na, po dance floorą, beigioje. Tokiem lėn, gal skanukų žinot, uf, mano gabalas, blėt, let it dogs. Jo, aš negalėjau patikėti, absurdas buvo, tiesiog vaikštai po festo teritoriją ir belė kaip įtampa. Nu, kas čia per festivalis, nu, policija, nu, apsiraminkit, ta prasme. Ir ką jie padaro, tiesiog po to ten pagauna žmonės su narkotikais, rašo straipsnius, kaip festivalį elektroninės muzikos buvo pagauti žmonės su narkotikais, tarsi kažkokia didžiausia nuostaba, nu... Come on, hebra, nu tada pasimkit pareigūnus ir per kalėdas, per chatas važinėkit, ieškokit, kas baltos mišrainės chatui turi, blė, žinai. Visi turi, visi vartoja, ta prasme, čia faktas yra, leisti žmonėm pavartoti vieną vakarą ramiai narkotikus, tiesiog duokit pasitūsinti. Man pikta pasidarė, aš atsibudau rytą šelį, buvau piktas, čia pamačiau straipsnį, kad vieną čiuvelį, 20 metų jauną patsuką, pagavo policija su 1 ratu džinsų kišenį. Jį išvežė į Klaipėdą, uždarė komisariatą, jam bus baudžiakas ir bus teismas. Hebra dėl 1 rato, blė. Gal ten kūro, gal ten ne jo ratas, gal humanui tos džinsus pirko varšas. Žinai, kur būna, tam kampukė kišenės buvo paslėpęs tas ratas, blė. Tokiu atveju turi būti kažkokia 1 rato paklaida policijai. Nu, aš nežinau, nu, ne... Su alkotesteriu turim paklaidą, turi būti 1 rato paklaida. Nu, negali būti, kad už 1 ratą sudinsi žmogų, blė. Aš suprantu, už kokso maišą, kristės maišą, ten gali prisiuostyti, agresyvus pasidaryti, pridaryti kažkokių nesąmonių, ten kokso maišą parduoti, gali ten užsidirbti, paspekuliuoti 3 eurų kokią, ne, tipo kažkokį biznį jau daryti. 1 ratas, hebra, nu jis nekenksmingas yra. Su 1 ratu yra didžiausia rizika tokia, kad tu per vakarą per daug žmonių apsikabinsi tiesiog. Žinai, kad ryte bus gėda, kad tu viso apsikabinti norėjai. Ką tu uždirbsi iš 1 rato? Ratas yra, skitalsai brangiau kainuoja, blė, ta prasme, nu... Čia nėra ką pirkti ir jis baudžiaką gavo, čia yra neadekvatu, aš nesutiksiu niekada gyvenime. Mano mintis būtų tokia, aš manau, už 1 ratą turbūt 2 švelnesnės bausmės. Pavyzdžiui, už 1 ratą tau turėtų policija liepčio kambarį tvarkyti ir galėtum toliau varytūsi, nu taip. Gerai, arba kitą idėją, neskysiu, kaip sugalvojau, tiesiog šovė galvą. Už 1 ratą, pavyzdžiui, bausmė turėtų būti 200 šaliukų pėmų atspaudimų. Aš galvoju, nufilmuoja... Kaip tu prie festivalio įmo tiesiog atsistojęs, blė. Įkelia į YouTube, visi pažvengia ir viskas varyk toliau tūsink, ta prasme. Čia turėtų būti tokia bausmė, aš galvoju, už 1 ratą. Jokinga buvo dabar tos pratybos Zapat. Aš biškai nesuprantu, aš nesuprantu rusų logikos. Kodėl taip baisiai vadina pratybas? Kodėl vadina Zapat? Čia yra tas pats žodis, čia pizda yra, čia tos pačios raidės, jie tiesiog pakeitė. Ir tiesiog į appsą, kur sumaišo žodžių raidės, parašė žodį pizda ir paprašė 5 variantų, tipo. Nu rimtai, ir jie tada mums drįsta, blėt, sakyti, kad lietuviai, jūs nebijokit, mes jūsų nepulsim. Mums nereikia Baltijos šalių, nepirkit ginklų. Prašau, nepirkit ginklų, mes jūsų nepulsim. Ir tada pratybas daro prie sienos, kur pizda vadinas. Nu, ta prasme, aš manau, kad jiem reikėtų biškai švelninti retoriką savo, tai mes gal taip nebijotum. Jiem reikėtų biškai gražiau pratybas vadinti. Pavyzdžiui, pratybos liubliutybė. Nu, ne taip baisiai skamba, ne? Įsijungi žinias, pavyzdžiui, ten reportažas. Rugsėjo 16-21 dienom prie Lietuvos sienos jūs pratybos все будет хорошо. Ну, хорошо, tai хорошо, ble, gal vyram vandens nuveš kažko, gal pamaitin.
Viskas bus gerai. Neramina mane, aš klausau daug tų podcastų apie karą, aš daug tų minčių turiu, aš kažkaip, taip pasitaikiau, bus, kas karas nebus, tai nebus, kaip bus, tai bus. Bet kam esmė yra, kad mane neramina viena mintis ir labai erzina, kad jau dabar pastovi kariuomenės podcastas savo, kad reikia būti pasiruošta kuprinė pabėgimo, išgyvenimo kuprinė. Man beveik daug streso kelia, nes jeigu ir bus karas, tai bus po 4-5 metų, man jau dabar į kuprinę susidėt. Aš 12 metų šūlį kuprinę susidėdau normaliai, kiekvieną rytą. Kaip man dabar aš nežinau, kokius rūbus dės, gal tokie bus nebemadingi, aš nenoriu Lenkijai prie sienos chujovai apsirengęs, žinai. Nenoriu, dabar nieks nebenešioja tokių šortų markai. Žinau, prieš 5 metus dėjau, kuprinę atsipiskit, Ką man tą kuprinę dėti? Aš manau, aš viskam ruošiuos gyvenime pusę sekundę, podcastam, egzaminam, stand-upam, viskam paskutinį vakarą ruošiuos. Ir aš labai bijau, kad jeigu prasidės karas, aš tiesiog stovėsiu namuose prie tuščios kuprinės ir rašysiu savo klasės pirmūnui, sakysiu, labas, kad galėt jūsų fotį, kaip savo kuprinę susidėti. Ir jis toks bus, gerai, davai, atsiųsime, biškai kažkaip kitaip susidėk, kad nepagautų mus. Jo, dėl to įvykio penktadienį. Nesuprantu, kodėl taip dariau iš tikrųjų, nesuprantu, žiauriai gaila, žiauriai gėda. Aš tiesiog antrą dieną išlės nuo ryto iki vakaro galvoju, kodėl. Kodėl aš, šokinėjau, to prasme, kodėl. Kodėl man atrodė, kad aš galiu iššokinėti 0,7 promilės. Aš optimistas esu gyvenime, bet čia, jau per daug, prasme... Aš 1,14 įpučiu, man reikėjo 0,7 promilės iššokinėti per 15 minučių. Aš nuoširdžiai pirmas 5 minutės tikėjau, kad aš iššokinėsiu promilės. Jeigu tu galėtum 0,7 promilės iššokinėti per 15 minučių, nebereiktų taksų naktį, Tu išeitum iš bardako, uždarytų ir tiesiog 3 bachūrų su rekteliais rankose, tokie. Kur šalia su merga stovi, palauk, šokinėjai promilės, parvažiuojam, išpysiu tai baisiai. Dabar palauk biškai reikės. Ir aš kaip džiaugiuosi, kad nefilmavo manęs visą šokinėjimą laiką, nes aš pradėjau šokinėti. Tada aš supratau, kad čia absurdas yra. Ir aš tiesiog tada sustojau ir tiesiog cigariukų užsikūriau, rūkau. Ir da pareigūnas šaukė nuo gatvės. Tai atspaudimus daryk. Ir aš galvoju, jis man bando padėti. Jam rūpi mano tipo teisės, aš galvoju, jis nori man padėti ir galbūt atspaudimai geriau skaido. Ir aš gesnau cigariukų ir pradėjau varyti atspaudimus, tipo. Ir aš padariau atspaudimus, aš pavargau ir aš taip atsistojau ir tokių viltingų žvilgsnių atsisuku, galvoju, koks kitas pratimas. Kas toliau, tipo. Ir jis žiūri mane žvengius, dabar dar man reikia, durnelį pašok, tu čia tyčiojais. Aš supratau, aš gaukt man padėti nuoširdžiai bandai. Po to galvojau, kad pareigūnai mano pusė yra, nes aš atėjau antrą kartą pusę ir įpučiau 1,3. Pasirodo, kai šokinėjai, kraujas greičiau alkoholį nešioja ir tiesiog kyla promilis. Ir aš įpučiau ir pareigūnas toks, ką, tai rašysim tą pirmą, mažesnį. Ir aš toks galvoju, tai čia bando man irgi padėti. Tai jau mažesnį rezultatą rašo ir aš jam toks pusę lūpų, žiauriai dėkui, kažkaip atsidėkosiu po to. Jis pamanė, ką? Sako, seniai, tokios taisyklės, aš nieko to nepadedu, aš toks, supratau, dar kartą pasidūkinau, viskas tvarkoja. Ir kas yra bydna, kad Selas turi fotkių, kaip mientam faką rodo ir panašiai. Aš turiu video, kaip aš kampę atsistoju šokinėjau. Tai prasimė, kurva, kampė nusisukęs, tiesiog. Gali būti labiau nebachūriška, ta prasme. Aš atrodžiau ne kaip nusikaltėlis, o kaip autistas vaikas, kurį tėvai kampą pastatė, žinai, kur tiesiog hiperaktyvus vaikas kampė, aš pysiu. Neginčiu tėvų savo, tai tėvai pydari, Žiauru, po to buvo tas momentas, ten kėlius atsiprašymą, ten jau nuoširdų, tikrai atsiprašau, nesididžiuoju, labai giliuos, bet esmė kame, kad gavau daug palaikymo ir aš nesuprantu, pradžių galvoju, fainai, žmonės ne visą manęs pyksta ir gaunu palaikymą, žinai, gaunu ir heitų, atsidarau kartą profilius, pažiūrėt, kas mane heitina ir ten heitina žmonės, suprantu, ten fotkė su vaikais, su šeima, žinai, jiem rūpi, kad nevairuotų žmonės girti, ten nepadarytų avarijų, nenuskriaustų kitų žmonių. Suprantu tą, bet tada atsidarau savo DM'sus ir ten, bachuriukai rašo, seniai, palaiko, mes su tavim ir panašiai. Ir aš galvoju, pažiūrėsiu, kas mane palaiko, ir aš atsidarau ir tiesiog bičas literaliai kalėjimo kamerui fotkį pysės. Jis dar galvoju, tu su manim, bet ačiū Dievu, aš nesu tavim dar.
Ačiū Dievui, aš dar nesu tavimės. Keista, aišku, palaikymas yra. Žinai, nes, nu, tai padarai, vėliau iš šūdų žmonės rašo, palaikau, laikykis, panašiai. Aš suprantu, nes aš negerai padariau, nu, ta prasme, aš rizikau kitų gyvybę. Nu, aš šiaip iš to nelabai sutinku, nes aš pripisęs geriau vairuoju, bet jo, bet žmonės mane palaikė, tai dėkoju tiem, kas palaiko. Jeigu bent vienas čia mane palaiko, irgi ačiū. Pasitaisysiu, būsiu geresnis žmogus nuo šiol, tikrai, žinai.